Esu Aušra, dirbu projektų valdymo srityje. Šiuo metu plečiu savo veiklą dar apželdinimo srityje. ARPA savo veikloje matau kaip nuostabią galimybę pagreitinti tam tikrus procesus, optimizuoti tam tikrą veiklą, kad greičiau būtų galima atlikti užduotis paprasčiau. Tiesiog yra labai geras palengvinimas tiesiog automatizuoti tam tikrus procesus, kurie nuolat pasikartoja. Labai džiaugiuosi, jo galiu su šituo įrankiu susitvarkyti savo elektroninį paštą, savo kompiuterio aplankus ir ištraukti tam tikrus duomenis iš svetainių. Tie, kas nebuvo susidūrę su ARPA, tam tikros pasikartojančios užduoties kasdieniniai veikloj supaprastinimas, yra sukuriamas tam tikras algoritmas, tam tikra veiksmų seka. Tai jį galima su ARPA, su robotukais, suautomatizuoti, kad jis lygiai tą patį nueitų padarytų, arba ten užpildyti dokumentų blanką, arba ten kažką surūšiuoti, į Excel lentelę ištraukti. Tai paprasčiau tariant, tiesiog tam tikrų algoritmų apsupimas į robotuką. Vos spėjau suktis, iš tikrųjų tai labai intensyvios studijos. Stengiausi daryti dėstytojo paskiriamas užduotis iškart. Jeigu kažko nesuprasdavau, atsisukdavau vaizdo įrašą ir persikartodavau. Ir aš manau, kad tai, kad aš pati vis dar įdėjau daugiau pastangų, daugiau ieškojau internete, tai man leido daugiau išmokti tų visų veiksmų ir priimti pamokas 100%. Mokytis ARPA rekomenduočiau tiems žmonėms, kurie ir šiaip yra iš savęs žingeidus, tokie su vaikišku smalsumu, kurie nori kažką sužinoti, nori išmokti ir jie nuolat mokosi. Tiems, kurie, tik tais ateiti, užsidėti pliusiuką arba kažką ten dėl popieriuko, tai nelabai rekomenduoju, nes mokytis tikrai reikia, tai yra naujos galimybės, tai yra begalė naujų galimybių.